žmogaus kūne yra 70% vandens, kraujyje net 92% vandens. Visiems žinoma, kad be vandens nėra gyvybės. Ši sąvoka yra giliai įsišaknijusi. Tačiau ne visi suvokia tos procesus, kas atsitinka, jeigu organizmas pastoviai ilgą laiką negauna reikiamo vandens kiekio. Šiuolaikinė medicina organizmo išsausėjimą nelaiko pavojingų gyvybei. Vanduo yra traktuojamas tik tai kaip tirpiklis, skirtas maistinių medžiagų ir deguonies pristatymui į ląsteles ir taip pat šalutinių produktų pašalinimui iš jų. Tačiau vanduo reguliuoja visas gyvenimo funkcijas, visas gyvybinės organizmo funkcijas. Vanduo, kas yra labai svarbu, sukuria ir taip vadinamą hidroelektrinę energiją. Tekėdamas pro ląstelių membranas, jisai skatina susidaryti energijai, kuri yra panaudojama organizmo gyvybiniai veiklai. Akivaizdu ir tai, kad trūkstant vandens pastebimai sulėtėja fermentų veikla, stringa medžiagų apykaita. Todėl ilgalaikis vandens stygius gali sukelti organizmo funkcijos sutrikimus. Ypatingai į vandens stygių jautriai reaguoja smegenys. Smegenų organizme yra 2% tik nuo svorio, tačiau jie suvartoja iki 20% vandens ir deguonies organizmui skirtų resursų. Netgi pajutus organizmui trūkstant 1% vandens, jau smegenyse vyksta labai nepageidautini procesai. Nes smegenų ląstelės jos ir neatsinaujina ir tai priveda prie to, kad esant ilgalaikiui vandens trūkumui gali įvykti negrįžtami smegenų veiklos pakitimai, negrįžtamas smegenų ląstelių žūtis ir gali išsivystyti degeneracinės nervų ligos, tokios kaip Alzheimeris. Organizmas siunčia įvairius signalus apie vandens stygių. Tai pirmoje eilėje spaudimo padidėjimas, sąnarių skausmai, galų gale skausmas. Skausmas tai yra organizmo beviltiškas šauksmas, beviltiškas pagalbos riksmas apie išsausėjusią tam tikrą organų vietą, apie vandens stygių. Tačiau labai dažnai mes šį signalą stengiamės nuslopinti skausmą malšinančiais vaistais. Tai iš tiesų yra labai nepageidautinas reiškinys. Geriausia tokiu atveju yra atsigerti gero kokybiško vandens. Reiktų atkreipdėmėsi ir tai, kad organizmas netgi trūkstant 1% vandens, jisai dar ne visada siunčia troškulio signalą. Todėl nereikėtų laukti, kol išdžiūs burna, o vandenį pastoviai ir nuosekliai gerti. Lietuva viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kur gyventojų poreikiam yra naudojamas natūralus giluminis gręžinių vanduo. Tai yra kokybiškas vanduo, kuriame yra gausu mineralinių medžiagų, mikroelementų. Galima tvirtinti, kad mūsų vandentiekio vanduo tikrai yra neprastesnis už parduotuvėse siūloma įvairų išfasuotą buteliuose stalo ar kitokiais pavadinimais vandenį. Tačiau atsakant į klausimą, koks vanduo yra geras, reikėtų išskirti 3 reikalavimus. Kokybiškas vanduo turi atitikti šiem 3 reikalavimams. Pirma, vanduo turi būti silpnai šarminis ir jame turi būti ištirpusių mineralinių druskų ir mikroelementų. Antras reikalavimas, vanduo turi turėti neigiamą oksidacinį redukcinį potencialą. Ir trečias, vandens molekuliniai dariniai turi būti sudaryti iš 5-6 molekulių. Taigi mūsų vandentiekio vanduo pilnai atitinka pirmą reikalavimą. pH yra silpnai šarminis ir jame yra ištirpusi pakankamai mineralinių druskų ir mikroelementų. Tuo tarpu jonizuotas šarminis vanduo, jisai atitinka visus tuos 3 kokybiškam vandeniui keliamus reikalavimus. Vanduo jonizuojamas vandenį paveikus elektros srovė. Vykstant elektrolizei, prie katodo susirenka
vandenį ištirpusių druskų metalų jonai. Pirmiausia, tai šarminių metalų – kalcio, magnio, natrio ir kalio jonai. Toks vanduo yra vadinamas šarminiu jonizuotu vandeniu. Savo ruožtu prie anodo susirenka vandenį ištirpusių druskų rūgštinės liekanos, tai chloro, fosforo, sieros jonai. Toks vanduo vadinamas rūgštiniu vandeniu. Įdomu tai, kad tiek šarminio, tiek rūgštinio vandens pagrindiniai parametrai, tai šarmingumo rodiklis pH ir oksidacinis redukcinis potencialas labai skiriasi tarpusavyje ir, kas įdomiausia, skiriasi ir nuo vandentiekio vandens, iš kurio ir yra gaminamas jonizuotas vanduo parametrų. pH rodiklis išreiškia organizmo skysčių rūgščių šarmų pusiausvyrą. Labai svarbu, kad būtų išlaikomas gyvybiškai svarbus kraujo pH reikšmės, kurios yra silpnai šarminės ir yra palaikomas labai siaurame intervale nuo 7,35 iki 7,45. Žvilgterkime vėl, kokie yra mūsų dažniausiai vartojamų skysčių pH reikšmės. Štai vandentiekio vandens pH reikšmė yra 7,2, stalo vandens 7,32. Tai yra geros pH reikšmės ir tikrai ne kiekviena šalis gali pasigirti, kad vandentiekio vanduo turi tokią, sakyčiau, tikrai gerą reikšmę. Štai vaikiškų sulčių pH reikšmė yra 4,36, o gazuotų populiarių gėrimų, ypatingai mėgstamų mūsų vaikučių, pH yra labai žemas, 2,78. Įdomumui galima pateikti tokį pavyzdį. Kai pH yra 6, vandenyje žūsta krabai. pH nukritus iki 3, vandenį išmiršta žuvis. O kai pH yra 2,5, vandenį neegzistuoja jokia gyvybė. Japonų mokslininkas Barudi taikliai pastebėjo, kad įvairiausi lygų pavadinimai nieko nereiškia. Svarbiausia, kad visų jų priežastis yra organizme susikaupusios rūgštinės atliekos. Geros sveikatos ilgamžiškumo paslaptis ir glūdi tame, kad organizmui padėti neutralizuoti ir pašalinti šias atliekas. Žinome, kad rūgštis geriausia neutralizuoja šarmai. Organizmas šarminės medžiagas gali gauti tik su maistu ir su išgeriamais skysčiais. Jis pats šarmų negamina. Tačiau žvilgterkime, ką mes valgome. Mūsų kasdieniniai maisto produktai – tai mėsa, žuvis, baltyminis rūgštinis maistas. Mūsų išgeriami skysčiai, gėrimai – tai dažniausia kava, gazuoti nealkoholiniai gėrimai ir labai mažai natūralaus vandens. Taigi, šių taip reikalingų šarminių medžiagų labai dažnai organizme trūksta. Trūkstant šių medžiagų, organizmas jas skolinasi iš kaulų. Tai sudaro prielaidas osteoporozės susirgimui. Taip pat skolinasi kalį, magnį iš raumenų, taip pat ir iš širdies raumens. Visą tai gali išaugti širdies veiklos sutrikimus. O štai šarminėme vandenyje pH 9,2. Tai reiškia, kad šarminėme vandenyje yra stipri šarminė terpė. Ir jame pasibaigus elektrolizei lieka tik tai šarminių metalų – kalcio, kalio, magnio ir natrio jonai. Organizmas visas medžiagas geriausiai įsisavina būtent jonizuotoje formoje. Todėl pastoviai geriant šarminį jonizuotą vandenį, šie lengvai įsisavinami šarminiai metalų jonai labai padeda efektyviai neutralizuoti organizme susikaupusias rūgštinės atliekas. Tokį vandenį gerti po 30 ml vienam svorio kilogramui. Vidutiniškai tai reiškia, kad per parą mes turime išgerti 1,5–2 litrus
vandens. Paprastai tai yra visuotinai priimta rekomenduojama vandens išgėrimo norma. Jinai pilnai tinka ir jonizuotam šarminiui vandeniui. Paprastai yra rekomenduojama išgerti pirmąją vandens porciją į stiklinę, 2 stiklinės atsikėlus iš ryto, kaip žmonės sako, ant tuščio. Ir tai turi būti 30 minučių prieš valgį. Sekantis gerimai gali būti praėjus maždaug 2 valandos po valgio. Gerti reikia reguliariai, nelaukiant, kol pajusime troškulį. Kaip rodo kai kurių mokslininkų tyrimai, mes pajaučiame troškulį tada, kai jau organizmui trūksta 1% vandens. Todėl, norint, kad mes būtume sveiki ir gražus, turime tiek kokybišką paprastą vandenį ir ypač jonizuotą šarminį vandenį gerti pastoviai, kad sugebėtume įtilpti į tą rekomenduojamą 2–2,5 litro normą. Pagrindinis visų sveikatingumo priemonių tikslas yra padėti organizmui pašalinti tas rūgštines atliekas. Štai čia mano nuomonė ir glūdi pagrindinė jonizuoto vandens panaudojimo paskirtis. Būtent užkirsti kelią lygom, lygų prevencija, profilaktika. Juk svarbiausia yra ne tai panaudoti įvairius, kad ir pačius moderniausius vaistus ligos gydymui. Svarbiausia yra nesusirgti.